Ну чё, дамы и господа, с новыми metais, с Новым годом. Пришел Лидлас, приехал немножко вина, бухло закупиться, вино, šampano reikia. Šį kartą video bus lietuviams palinkėjimai. Nesvarbu, kad aš ten kalbu rusam, esu rusiškai, bet šitie esu lietuvis. Lietuvoje gyvenu ir svarbiausia man lietuviai. Nu, nes aš pats lietuvis esu. Bet ir taip pat svarbu, kas darosi visai šalia mūsų, kas vyksta. Karai ten, visokie žmonės blogai gyvena. Reikia rusam rodyti, kaip mes gyvenam. Reikia. Kad pavydėtų. Reikia rodyti, kaip pas mus mažoj ubagiškoj Lietuvoj žmonės gyvena, o kaip gyvena rusai bagotai šaly, varganai ten gyvena, mes geriau gyvenam, žodžiu. Bet mane biški nuvilia šie metai, biški nuvylė, kadangi daug atsitiko tokių dalykų, kurių nereikia pamiršti, nes tai priklauso nuo mūsų visų, kaip mes va čia gyvenam, taip ir tos problemos nereikia pamiršti, jų yra, jas reikia viešinti, jas reikia priminti tautai, kas čia pas mus vyksta. Visų pirma, ir žinios rodė, ir keliai, baisus keliai pas mus yra. Aplinkui Lenkiją, Latviją buvau, ten liuks keliai, normalūs keliai, Latvijoje biški žvyrkeliai yra, bet tas žvyrkelis normaliai pravažiuojamas, o pas mus kaip kokiam Sibire, dobėti žvyrkeliai ir apleisti keliai. Ir ką? Ir valdžia sako, kad trūksta finansavimo. 500 milijonų jie gauna ant kelių ir jiem trūksta finansavimo. Argi tikrai? Tos pačios autostrados nesugeba sutaisyti. 20 metų taiso lopo. Nauji žvyrkeliai labai mažai kur daromi yra, asfaltuojami. Tiltai visi apgriuvę. 20 tiltų reikia taisyti, kol vienas tiltas ten nenulėkė Kėdainiuose, tol nesusizgrybo, kad va čia mūsų tiltai jau daug metų neremontuoti, netaisyti. Žodžiu, jeigu daro kelius, tai daro jos jau netvarkingai, atmestinai daro. Po pusę metų pasidaro provėžos, ten kur šuliniai, šalia jų duobės, šuliniai dedami kažkokie tai ten bituminiai, iš kaučiuko padaryti, pigus, ten kur tiltai susijungia su keliu, ten duobės. Tai mes tikrai nemokam daryti kelių, nesistengiam, nenorim, ir keliai mūsų gadina mašinas. Nėra komforto po Lietuvą važinėti, turistauti, taip pat neišeina, nes nieks nenori laužyti mašinų. Sako, kad pinigų vis per mažai.
tai kiek tada tų pinigų užtektinai būtų. Tokiems, kurie nedaro tvarkingai kelių, jiem niekada tų kelių, tų pinigų nebus mažai. Kadangi jeigu yra galimybė vogti, tai ir vogs. Ir visą laiką prašys valdžios, valstybės, kad duokit pinigų, nes va keliai blogi. Ten, kur ir gręžia tas 3-4 skylės, kur gręžia ir tikrina tą asfalto būklę, tenai turi jie tas kelias užtaisyti, užlopyti. Netgi tie, kurie tikrina asfaltą, jie nepadaro darbo iki galo ir neužlopo tų skelių. Tiesiog išgręžia ir važinėjom toliau per duobes. Neužlopo tų skelių ten, kur tikrina. Ir aš negirdėjau, kad kas nors būtų ištirta, sugauta. Girdėjau ten pajūrį, blogai kelią padarė, nes jau akivaizdžiai ten asfaltas pradėjo trupėti. Nesenai tas 3 mergelių tiltas, kur prieš 2 savaitės atidarytas, jau tenai ištrupėjęs asfaltas, dugnas ir žodžiu, va, taip ir išleisti 2 milijonai neaišku kur. Ir jau pradedamas rūdyti. Taip kad, keliai tikrai labai prastos būklės pas mus yra. Reikia ką, džipą pirkti, su džipais važinėti ir valdžia nepadaro darbo, netikrina. Nesenai ten kažkur prie Kalvarijos darbininkai asfaltą pardavinėjo gyventojam, likučius tuos. Ten už mašiną, ten girdėjau 200 eurų. Vyksta tyrimas, žinių jokių. Žinių jokių, kaip tas tyrimas vyksta, nieko mes nežinom, matyt taip ir pasiliks tas tyrimas, nežinoj. O kad Lenkai sugeba 2 pigiau padaryti kelius, tos pačius, ką mes sugebam, tai čia klausimas, kodėl pas mus viskas yra brangu. Sekanti tema, palinkėjimas, kad kainos nekiltų daugiau. Ir dėl ko kainos, dėl ko taip pas mus viskas brangu. Dėl to, kad valdžia pastoviai kelia akcizus, prekybininkai kelia kainas, pastoviai keliama elektra. Dabar elektros kaina sumažėjo, pabrango tinklų mokestis 2 centais ir tai pasaka be galo. Elektra brangsta, gal kad grąžinti tos 160 milijonų, kur pavogė iš mūsų ESO. Taip, neapsiskaičiavo nei ką, o galvoju, kad pavogė jie tuos pinigus. Bet Šimonytei ten viskas gerai, ministras Kreivys nesusiję su tuo, ESO valdžia ir toliau dirba, neišmesta, nepasodinta į kalėjimą. Tie, kurie pasirinko elektros planą, moka brangiau, tie, kurie nepasirinko, tiem elektra atpigo. Žodžiu, kažkas tai darosi baisaus čia to Lietuvoj, tik tai kažkodėl tai niekas neina paketuoti, niekam visiems gerai. Tik tai nežinau, kodėl čia visiems taip gerai, o taip valdžia pavogė, ESO pavogė ten 160 milijonų iš žmonių. Kiek yra Lietuvoje 600 tūkstančių pensininkų, tuos 160 milijonų padalinti 600 tūkstančių pensininkų, kiek būtų galima padidinti pensijas Lietuvoje, kiek už tai būtų galima ant 10 metų padidinti pensijas. O
kaip sakant, iš prekybininkų eso pavogė, iš verslininkų, iš visų pavogė 160 milijonų. Prekybininkai užkėlė kainas ant kiaušinių, ant pieno. Pienas. Kodėl ūkininkam už pieną moka 20 kapeikų, 30 centų, o parduotuvėje pienas 2-3 eurai kainuoja už litrą. Aš čia niekaip to irgi nesuprantu. Piketai nepadeda, ministras nieko, nežinau, kam jisai dirba, kokiem oligarcham jisai dirba. Norfos tas Dundulis, kaip tas direktorius ar savininkas, kas ten toks, sako, kad čia tai yra normalu, tokia rinka, tokia kaina, kad savo pinigus daryti, savo užsikelti kainą, o ūkininkam nieko nemokėti. Matyt, čia yra normalu tas dalykas Lietuvoje. Ūkininkai neuždirba, ūkininkai skerdžia karves, atsisako karvių, Lietuvos pieną aprūpins tik tai kokios 3 įmonės, ten Karbauskio įmonė, žinau, daug karvių turi, fabrikas ten daug, ne fabrikas, o tas pieno fermos yra pas jį, kas dar, Lenkai mūsų aprūpins, mum pačias savas karves išlaikyti yra brangu. Brangu dėl to, kad ūkininkai negauna už pieną nieko. Lenkai gauna, jeigu Lenkijoje būtų ar Prancūzijoje kažkokie tai protestai, tai atvežtų mėšlo krūvą prie Seimo, žodžiu, ir tada gal kitaip galvotų. Žodžiu, va taip, problemėlių yra per akis, aš nežinau, ir Šimonytė viskas gerai, Kubilius ten irgi sakė, kad pati geriausia vyriausybė, bet tiek problemų, kad, norėčiau palinkėti, kad tas problemas kitais metais jos būtų išaiškinamos ir jų sumažėtų. Taip, sekantis, kas man darbą užkliuvo šiais metais baisu, kas darosi su medicina. Žmonės nesulaukia daktarų, miršta tiesiog, nesulaukia. Reikia, kad prieiti prie daktaro, reikia 3 mėnesius laukti, 2 mėnesius laukti. Galima prieiti ir prie daktaro, galima ir greičiau prieiti, bet reikia per pažintis. Reikia, žinau, kad paplitę vėl kyšiai, kad duoti reikia kyšius, nors valdžia sako, kad duoti kyšių negalima, bet jinai sudaro visas tas prielaidas, visas tas sąlygas, kad be kyšių negali žmogus įsiversti. Kyšius reikia duoti, kad tave tiesiog tirtų, prieitum pas specialistą, daktarų nėra, daktarams neapsimoka dirbti, jie išvažiuoja į užsienį, atvažiuos tai dirbti iš Irako, iš Indijos, atvažiuos daktarai, ten biškai mažesni atlyginimai negu pas mus, man taip atrodo, sudaro visas sąlygas, kad tu pats gydytumais namuose, neįtum pas daktarus, tai kam tada tie medikai iš vis reikalingi, ką jie daro, ką jie veikia. Sudarytos dabar naikinami bankai, kad ateiti į banką reikia per internetą registruotis. Iš anksto, tai tu po savaitės, po 2 galbūt ir ateisi į banką, kad tenai kokią sąskaitą atsidaryti ar kokiais kitais klausimais. Paskui į sodrą taip pat reikia iš anksto registruotis, nes kitaip tu neateisi, nepakliūsi, nepriims tave, turi per internetą registruotis arba skambinti.
Štai, Kaune yra panaikinti jau 2 ar 3 skyriai sodros, yra atsidaręs tik tai vienas, o ten ateini ir tos pačios 3 tetos dirba prie kasų ir sudaryta yra eilė didžiulė. Tai va, tuoj buvau pamiršęs, sekanti yra problema Lietuvoje didžiulė. Įpratęs iš AliExpreso siūstis prekes, nes ten daug pasirinkimo, ten pigiau, ten mokestį iškart susimoki ir gauni nemokamai tas prekes, kaip sakant. Bet viena mano pažįstamui teta atsiuntė siuntinį, dovaną atsiuntė iš Amerikos. Ir ką? Ir ten tas siuntinys nedaug, ten vertas gal, ten 20-30 dolerių jisai vertas. Ir viskas, reikia deklaruoti. Nuėjo tas dėdukas, pensininkas paimti tą siuntinį, sako, eik į internetą deklaruoti savo siuntinį iš Amerikos, ne Europos Sąjunga. Tas dėdukas kreipėsi į mane, kaip tą siuntinį deklaruoti. Žodžiu, aš atsidarau ten tą internetą, 2 eurai tarpininkavimo mokestis, nueina į muitinės puslapį. Muitinės puslapį reikia ten sudaryti, užvesti kažkokius duomenis, kad gautum eurį kažkokį kodą. Paskui gavus tą kodą reikia ten deklaruoti, koks tas siuntinys, kokios tos prekės, koks dydis, kiek kainavo siuntimas, kiek draudimas, iš kur tą žinoti, iš kur, jeigu dovaną tu gauni, iš kur tą visą reikia žinoti. Tai pabandžiau per paštą, tarpininkavimo mokestis 6,99. Tenai mažiau reikia pildyti, bet tenai irgi reikia ten žinoti, parašyta dovana, reikia ten žinoti dovaną, kas ten per dovana, ką tu gavai. Ten yra skilti surašytos trikotažas, paskui batai, puodai, kažkokie galanterijos prekės. Tai aš jam skambinu, sakau, ką tau atsiuntė, kas ten yra. Nu, sako, triusikus atsiuntė. Nu gerai, apatinis trikotažas. Paspaudžiu, ten yra dar skiltis jo, kad ten uždeklaruoti reikia apatinį trikotažą, įsivaizduojat. Ir paskui, kokios vertės tas apatinis trikotažas, kokios spalvos, kiek ten yra vienetų. Mažiausiai turi 3 vienetus rašyti, mažiausia suma $4. Žodžiu, tokia nesąmonė su to deklaravimu padaryta. Klausimas, ar čia tik Lietuvoje, ar čia visoje Europos Sąjungoje? Nu, aš netikiu, kad čia gali būti visoje Europos Sąjungoje tokia nesąmonė padaryta. Paprasčiausiai negali tai padaryti. Gauni tu ten tą siuntinį iš Amerikos, paštas paskaičiuoja, kiek tos vertės, susimokė mokestį, pinigai nueina į muitinę, nueina tarpininkam, visur nueina. Kaip mes mokam už elektrą, į 10 punktų nueina tie pinigai. Į tinklam ten visokiam tarpininkam, administratoriam nueina. O pas mus, kad tu deklaruotam tą siuntinį, reikia kiek visokių nesąmonių prirašyti, žodžiu, ten, nežinau, pildyti krūvą tų visokių, reikia pusę valandą sėdėti prie interneto, pildyti dėl kažkokių triusikų apatinio trikotažo, pildyti ten siuntinį, įsivaizduojat, koks bardakas čia padarytas. Kam tai naudinga, dėl ko taip yra padaryta. Gal kad žmonės mažiau siūstųsi tų prekių, aš nežinau, kam tai yra naudinga. Negali žmogus laisvai gyventi Lietuvoje. Tiek yra suvaržymų padaryta, kad anksčiau tokių nesąmonių nebuvo. Nebuvo tokių nesąmonių absoliučiai. Ir nieko, viskas gerai Lietuvoje. Kitiem atrodo, kad viskas gerai. Tai štai,
elektros kainos, kaip buvo didelės, taip ir yra. Žodžiu, keliai ten, kur tiltai, kur šuliniai, geriau apvažiuoti, pravažiuoti lėčiau, nes važiuoklė suvaryti gali tenai, ratus pamesti, kiti šuliniai ten iš viso pakrypę, netvarkomi 10 metų. Ten. O, dar pamiršau vieną dalyką pasakyti. Kaip daro pas mus kelius. Va ten Tauragėj daro kažkokį tai apvažiavimą. Padarė apvažiavimą ten kažkokį tai. Pasižiūrėjau, atėjau aš tenai, kad ten vos fūros eitų prasilenkti. Vos fūros ten susiauri tokie keliai padaryti, kad ten, nežinau, fūra su fūra vos eis prasilenkt. Nėra jokios ten tarpo. Kaip sakyt, juosta prie juostos, ten turbūt paskaičiavo, kiek fūra pločia, tiek ir tą kelio padarė. Ir, žodžiu, jeigu ten pusmetrį biškį kreiviau pravažiuosi, ar ten kiek, ir viso, ir tu jau gali susiliesti su ta fūra, žodžiu. Dėl ko čia taip daromi keliai, nors ten vietos pakankamai, paprasčiausiai čia taupumas asfalto, iš jo dar čia tokia mada daryti, siauryti kelius. Vat pastebėjot, kur siaurina kelius, kur daro naujus kelius, ten susiaurina. Vilniui ten sankryžas irgi daro sankryžas, padaro ten kažkokią salą, padaro salą, buvo asfaltas, padaro tą salą, paskui pamato, kad tam darosi kamštis, neina žmonėm pravažiuoti, troleibusas ten stringa, vos eina tą sankryžą pravažiuoti, tada vėl ardo, vėl asfaltuoja. Ir taip ne vieną kartą yra buvę, kad padaro, paskui perdaro. Taigi viskas kainuoja, bet, kaip sakant, valdžia, taigi bagota, turi pinigų ir daro. Dėl ko jie taip daro? Tiesiog kažkoks tai yra, gal jiems mažai skiria pinigų, kad padaro taip, kad, žodžiu, užsidirbtų daugiau ir panašiai. Vajetas, nežinau net ką ir daugiau, kaip ir daugiau viskas gerai Lietuvai. Tik tai va tokios smulkmenėlės, žodžiu, tokios smulkmenėlės, kurios šiais metais, tiesiog baisu. Kaip jas galima pamiršti? Taigi, rytoj jau nauji metai. Jeigu mes tų problemų netvarkysim, tai jų tik tai daugės. Valdžia pasikeis, nauja valdžia turės tas problemas spręsti kažkaip tai. Juk mes negalime pavirsti kažkokią valstybę atsilikusiųjų kraštas. Ar nesvarbu mum. Dar prisiminiau, vienas valdininkėlis sėdo į kalėjimą, Gapšys, aš apie Gapšį čia. Seimo narys sėdo į kalėjimą ir kažkodėl tai slaptas balsavimas, kad jo neišmesti. Jeigu būtų viešas balsavimas, tai žmonės žinotų, kas ten jo nenorėjo išmesti, tai būtų reputacija pakenkta. O dabar ten kažkiek tai 80 ar 90 Seimo narių prabalsavo, kad jo neišmesti iš Seimo. Ir Seimo narys, teismo pripažintas kyšininkas, kažką jisai ten gavo 3 ar 5 metus ir viskas gerai kaip ir. Tegu būna toliau Seimo narių. Slaptas balsavimas dabar, taip sakant, daugiau negu pusė Seimo prabalsavo už jį. Palaiko, aiškiai, tą kyšininką palaiko. Tai ką galima galvoti apie Seimą? Viskas gerai su Seimu. Tai tiek ir tų problemų eiliniam žmogui, Seimui rūpi tik savo problemos ten, kad tik tai savo postę atsidėtų. O kaip čia toliau bus su ta lietuvėlė, buitiniai visokie reikalai,
eiliniam žmogui nuo to lengviau nebus, jeigu bus toksai Seimas, koks dabar, kuriam vienodai viskas vienodai, svarbiausia, kad kažkokį partinį narį neišmestų iš Seimo. Reiškia, Seimui nerūpi, kas darosi Lietuvoje. Nes problemų pilna ir, kai sakant, viskas gerai. Svarbiausia dabar ginkluotė. Svarbiausia, dujos pabrango, buitiniams vartotojams dujos pabrango, tie, kurie šildėsi su balionais, tie, kurie, viryklės buvo, jiems pabrango dvigubai, nes ponas Gentvilas, aplinkos ministras, sugalvojo, kad reikia padidinti mokestį, akcizą nuo sausio 1. Man atrodo, kad nuo jo ten vieno viskas priklausė šitas akcizas, tik tai tas vienas dalykas, kad tas akcizas kažkodėl kitose šalyse yra daug mažesnis. 50-70 eurų, pas mus 304. Kad žmonės nenaudotų dujų, nes dujos yra iš rusų, kad vėl pereitų prie malkų, kad žmonės šildytųsi malkom, anglim, pirktų anglis ir nėra čia ko tas dujas pirkti. Atpigo dujos, bet valdžia jas pabrangino, kad lietuviai nenaudotų dujų. Visa ES naudoja dujas normaliai, Lenkija ten po 30 akcizas buitiniam vartotojam, ten po 50, Slovakam ten ir airiam, a pas mus akcizas 300. Dėl to, kad mes bagoti, dėl to, kad mes galim sau leisti, dėl to, kad valdžiai reikia pinigų keliams, ginkluotį. Bet tų kelių kaip nėra, taip nėra gerų. Tai kur čia problema yra? Tai toks ir būtų palinkėjimas čia, kad problemos kitais metais išsispręstų, kad būtų viskas gerai Lietuvoje su naujais metais. Dar toks dalykas Lietuvoje, kad Lietuvoje viskas brangsta. Akcizai keliami kosminiais lygiais, buitinės dujos 300 buvo 20 eurų, pasidarė 300 eurų. Akcizai alkoholio brangsta. Dabar Norfa ten rašo, kad, mes vešim skirsti savo kiaulių į Lenkiją ir paskui parvešim mėsą, nes ten paskirdimas Lenkijoje žymiai pigesnis. Jau dauguma, tie kurie gyvena šalia Lenkijos, jau pastoviai važiuoja apsipirkinėti į Lenkiją, nes perkasi po mažai prekių, aš ten buvau, perkasi mažai, ant kelių dienų ten pastoviai važinėja į Lenkiją apsipirkti, nes pigiau, paprasčiausiai pigiau. Alaus kainos, alkoholio kainos ypatingai ten pigu, nors kažkaip nematau statistikos, kad Lenkija būtų labai gerianti tauta. Kas čia sugalvojo tokią nesąmonę, kad pas mus labai pigus alkoholis ir dėl to žmonės prasigeria. Paprasčiausiai nuvažiuos į Lenkiją ir krūva Lenkų perka bankiam po 6, po 7 iš karto ir po 70 centų alus ir visi ten,
prieinamas tas alkoholis, nėra plastikinių bambalių, nėra pigaus kažkokio prasto alkoholio. Lenkai įperka normalų alkoholį, o pas mus propaguojama, kad dar labiau brangina, kad žmonės gertų prastą alkoholį, nuo kurio gali apsivemti ir galvas skaudėti. O tai, kaip sakant, čia yra tokia politika. Pas mus tokia politika, kad žmonės neįpirktų savo normalaus alkoholio arba kaip tu jiem uždrausi gerti. Jeigu jis norės, jisai gers, jisai odekoloną gers, bet jisai gers. Žodžiu, ta politika yra neteisinga, žmonės bėga iš Lietuvos, nori mokesčių daugiau surinkti, bet nieko nedaro, kad tie mokesčių mokėtojai čia sugrįžtų ir čia pasiliktų ir čia dirbtų. Nes tiesiog su tokiom kainom jau palyginimai kaip Norvegijos kainos, o algos kaip, tiesiog skurdina žmonės su tais mokesčiais. Ir nebus to, kam tų mokesčių surinkti ir mokėti, o tas mokesčius vis kelia, akcizus kelia pastoviai. Ir valdžia nori tiesiog surinkti milijardus pinigų, bet pas mus yra Europos Sąjunga, mes galim važiuoti apsipirkti, mes galim važiuoti į kitą šalį užsidirbti. Taip kad ne ta politika einama, ne tokia tvarka. Einama, neuždrausi žmogui gerti, duok jam geriau gerti tai, kas yra kokybiška ir tada mažiau jisai degraduos. O nuo prasto pigaus alkoholio, kuris prieinamas, daugiau žmonės degraduoja ir pasigeria. Kaip ir su tuo pabrangusiu dujom. Žmonės, kad sutaupyti dabar, turės šildytis malkomis ir anglim. Ir dūmyti į atmosferą, kaip sakant.